Labas visiems, čia Evaldas iš Eva Games, vėl kolega Vilius, dėl to vaizdas toks ryškus ir gražus, nes tik jis moka naudotis tą baisę ir brangią kamerą. O ne? Ir šiandien grįžtam prie tinklo įrangos, aš nežinau, kuris video išeis pirmas, namūdinė ar biznio įranga, nes yra šiokių tokių apribojimų, bet šiandien pakalbėsim apie verslo įrangą ir neskubėkit bėgti, yra vienas kitas niuansas, kuris gali pasirodyti įdomus galbūt ir namų vartotojams arba tiem, kurie turi mažą verslą, mažą biznį, mažą parduotuvėlę, kažką savo asmeninio, namūdinio darot ir panašiai, turit patalpos, kur jums reikia ryšio. Ir ne visada tai, ką siūlo jūsų interneto tiekėjas, tai įprastai būna kažkokia dėžutė su kažkokiom antenom, galbūt kartais kažkokiu 5G modemu. Ne visą laiką tai būna tas dalykas, kurio jums kartais reikia kažko plačiau, kažko daugiau. Ir va čia šiandien pas mus papuolė tinklo įranga, kurios aš pats asmeniškai laukiu jau beveik pusę metų. Tai yra nauja D-Link DBR serija. Tai ką reiškia dabar nežinau, nes daugelis D-Linko raidžių yra man visiška mistika, bet tai atsirado naujas segmentas, ne DFL, ne DIR, tai yra DBR. Ir čia yra, kaip jie vadina, small business, medium business maršrutizatorius. Ir įprastai, kaip mes sakom, routeris. Kodėl mes vadiname routeriu? Nes jūs turite namų įrenginį, kuris turi kažkokį tą IP adresą. Jeigu turite daug įrenginių, turi daug IP adresų ir jūs visi esat savo namų tinkle, savo namų, žinot, televizorius įpas, telefono įpas ir panašiai. Tada stovi, kaip mes liaudiškai sakom, routeris, turėtų būti maršrutizatorius. Jis jūsų visus vidinius įpus paverčia tuo vienu išoriniu įpu, kurį jums davė tiekėjas, ir jūs tuo įpu naudodamasi dalyvaujate tinkle. Ir kai prisidirbate Counter-Strike serveryje, jūs gaunate bananą būtent ant to įpo, kuris yra būtent tame routeryje, tas išorinis. Tai yra routeris. Ir atsiranda tokie dalykai kaip ugniasienė, kur iš esmės visi routeriai turi šiokią tokią ugniasienę plius minus, dėl to jūs net bet kas atėjęs iš lauko negali patekti į jūsų tinklą. Ir ugniasinę mes vadinam tokį įrenginį, kuris turi labai daug ugniasinės savybių, taisyklių, angliškai policies ir panašiai. Tai šitas daiktas yra kaip ir maršrutizatorius, bet ir turi pakankamai stiprią ugniasinės ir filtravimo savybę. Tai aš jį labiau vadinčiau ugniasinę negu maršrutizatorium, bet turėkite omeny, kad tai vienas ir kitas viename, kaip ir daugelis šiuolaikinių brangesnių šiek tiek įrenginių. Ir yra keli įrenginiai, jis toks baltas, tarsi pakeitimas senajai DSR serijai, turi galimybę turėti ausis. Tai ką reiškia ausis? Yra 19 colių spintai, kurią galite įstatyti. Dabar elementarus dalykas, tarkim, tos mažos parduotuvėlės, kurios einate į Maksimą, į Akropolį, stovi parduotuvėlės, stovi kažkokie tai bevėliai įrenginiais, kažkur tai kambariukė, ar tai personalo kambarį, ar techniniam kambarį yra dėžė, ant sienos pakabinta, joje yra pridėti tokie įrenginiai. Kartais netgi galite rasti Maksimoje vaikščiodami, apsipirkinėdami stovi dėžės ir matote viduje daug mirksinčių lempučių su komutatoriais ir panašiai. Tai šitas įrenginys sukasi į 19 colių spintą. Ir antras įrenginys, tai šitas yra DBR 700, nors įsivaizduoju didesnis. Antras įrenginys yra DBR 600, jisai yra 10 colių. Aš taip įtariu dėl to, kad egzistuoja ir mažesnių spintučių, kurias galite sutalpinti galbūt šiek tiek efektyviau. Tai yra skaitosi vidutinio mažo verslo segmento įrenginys, atliekantis, dabar pradėkime apie funkcionalą. Tai visų pirma, jis palaiko labai daug VPN protokolų. Tai yra OpenVPN, WireGuard, IPsec, GRET tuneliai. Tie, kas nežinote, galite pasigūglinti, bet turėkite omeny, kad jis palaiko visą šiuolaikinių modernių VPN segmentą. Ką tai reikštų jum? Tai jeigu jūs, sakykime, turite keletą parduotuvių arba kažkokį vieną didelį centrą ir keletą parduotuvių, jūs galite šitais protokolais jas visas sujungti ir tarpusavėje keistis informaciją, kaip pavyzdys pasiekti savo diskų masyvą, pasiekti pašarintus failus, naudodamėsi VPN protokolų automatiniu tarp parduotuvių. Kitaip sakant, jums nereikia spausti mygtuko Connect,
prisijungti kažkur tai ir kažką pasiekti. Jūs galite apjungti tinklus ir tai daro šį įrenginį jau šiek tiek aukštesnio segmento negu, vadinkim, kažkoks standartinis routeris. Tai šitas dalykas yra labai svarbus ir dėl to aš būtent ieškojau, nes buvusi The Link DSR serija yra End of Life, išskyrus vieną įrenginį. Ir jinai kaip ir morališkai, techniškai pasenusi, net jeigu ir turi veikiančių pavyzdžių. Ir šitas įrenginys turėtų būti kaip ir jo successor pratęsimas. Ir šito atveju taip VPN tas, po to yra web content filteringas. Toks savotiškas dalykas, aš jo labai dažnai nenaudojau, bet kaip pavyzdys, dėl ko atsiranda verslo ir galbūt šiek tiek namų segmentas, jūs galite aprašyti tam tikrus žodžius arba filtrus ir jei tas žodis arba frazė yra, pavyzdžiui, puslapio adrese, jis gali jūs nukreipti kitur arba nufiltruoti jūsų užklausą. Tokiu būdu įrenginys apsaugoja nuo kenkėjiškų puslapių, iš kitos pusės gali apsaugoti jūsų darbuotojus nuo nenoro dirbti. Aš tai pavadinčiau. Sakykime, jeigu jūsų įmonė nėra dirbama su Facebook'o, tai jūs be problemų galite Facebook frazę užblokuoti ir žinosite, kad ji vėlgi nebus naudojama. Dabar, kas liečia papildomą funkcionalą, kaip jie teigia, tai yra routerio refreshas, kas minėjau yra geriau negu DSR klasė. The Link peržengė tą ribą ir pagaliau atėjo 2,5 gigabitų interneto linijų kaip ir karta. Visi šitie portai, įskaitant SFP tai yra būtent skaidula, šviesolaidas. Visi šie portai, įskaitant SFP, yra 2,5 gigabitų. Ir gaunasi, kad jūs aišku galite dar netgi ir konfigūruoti šios portus, nes gali būti jūsų, kaip čia, pavadinkim, 6 portai yra standartiniai, 7 portas gali būti interneto tiekėjas, 8 taip pat ir SFP portas taip pat gali būti jūsų interneto tiekėjas. Tai techniškai jūs galėtumėte 2 tiekėjus įsivesti ir visą laiką žinote, kad turėsite internetą, nes įrenginys atliks, kaip pavyzdys, tarkim, pingins Google.com. Jei Google.com nepasiekiamas per šitą interneto tiekėją, jis per maždaug 3 sekundės perjungs jums interneto tiekėją iš kito porto ir grąžins jums atgal pagrindinį interneto tiekėją, kai tik atsiras pingas per tą pirmąjį interneto tiekėją. Tai toks, kaip čia, failoveris. Vat apie ką aš šneku, kad jis toks yra kaip ir daugiau biznio segmentas. Ir dabar kas dar prie biznio prisiskiria, kad jeigu jūs turite tokį daiktą, neturit, sakykime, maršrutizatoriaus anteną, kuris turi bevėlį, įprastai jeigu perkat jau tokį daiktą, jums reikalingi ir yra tokie daikčiukai. Mes vadinam access pointai, prieigos taškai. Tai yra principė, žmonės sako, ką su šitu modemu daryti. Čia ne modema, čia yra paprasčiausias bevėlio įrenginys. Viduje yra antenos, tinklo plokštės prievadas ir jis jūsų tinklo internetą tiesiog transliuoja bevėlių būdu. Ir jūs jau galite turėti 3, 4, 5, jeigu turite pastatą arba galų gale namus per kelis aukštus, galite kiekvienam aukšte turėti po 4. Ir kaip ir viskas okei, daugiau tai geriau, standartas pasaulio. Bet atsiranda tokia galimybė, kad jeigu jūs turite keletą tokių įrenginių, reiktų kažkaip juos valdyti. Į kiekvieną prisijungus, jeigu keisite slaptažodį, pavadinimus, standartus, bevėlio greičius, į kiekvieną jungdamiesi jūs tikriausiai anksčiau ir vėliau padarysite klaidą ir nesuprasite, kodėl antram aukšte internetas veikia vienaip, o pirmam aukšte veikia kitaip. Tam dalykui jau daug metų yra naudojami tie vadinami kontroleriai, valdikliai, Ubiquiti daug turi integruotų kontrolerių. Ir The Link taip pat turėjo keletą kontrolerių, kuriuos reikėjo atskirai pirkti. Galite paieškoti tokio žodžio Nucleus, The Link Nucleus. Bet ne visi, jeigu jūs turite, sakykime, ūkį su daug tokių renginių, nusiperkat, valdot, visos konfiguracijos, visi dalykai, viskas yra vieno vietoj ir tai yra labai šaunu. Bet jeigu jūs turite mažytį ūkį su 3 tokiais įrenginukais, jums dar pirkti įrenginį kaip ir neapsimoka.
įsirašinėti softą, reikia jį rasti, kur įsirašyti. Ar tai nusipirkti Raspberry, ar tai kažkokį mažą kompiuteriuką, kuriame įrašysite tą softą. Ir dalykai ateina būtent su šita situacija, kad šis įrenginys viduje turi programinį įrangą, kuri leidžia jums valdyti iki 10 tokių access pointų. Tai reiškia, jums nereikia nieko papildomo pirkti, niekam papildomai mokėti, jūs šiuos daiktus prisijungėte prie savo vidinio tinklo, šį daiktą pastatote į savo vidinį tinklą ir nuėję į meniu punktą, dabar bijau pameluoti, Access Point Management, jis pats juos suranda, pats juos sugaudo ir jūs galite viską viename įrenginyje nustatyti ir kai paspausite Apply, Publish ar dar kažką, viskas nuvažiuos konkrečiai į visus įrenginius. Ir dabar šitam segmente, kaip minėjau, yra DBR 700, tai šis daikčiukas. Jis yra 2,5 gigabitų, access pointų valdymas ir yra DBR 600P. Tai jisai yra 10 colių, bet jisai turi PoE funkcionalą. Tai reiškia, jisai sugeba elektrą paduoti per interneto kabelį. Tai jeigu jūs turite tą variantą, jums net ir komutatoriaus nereikia. Jums užtenka jį pasistatyti, jungti tiesiai kabelius į jį ir jūsų access pointai yra valdomi. Dabar, kaip aš įsivaizduoju tą dalyką namie, bute tikriausiai jums tokio dalyko nereikės, nebent jūs esate toks gykas kaip aš. Pasitaiko tokių dalykų, kaip žmogus turi 2 aukštų namą. Arba esu matęs, kad įsirenginėjo beveik 3 aukštų ar 2 aukštų su mansarda kotedžą. Taip, tas kotedžas yra siauras. Jame kvadratų tikriausiai tiek pat, kiek mano bute. Bet jis turi daug pertvarų, jis turi daug aukštų, daug laiptų. Ir jums tada reikia kaip minimum bent po vieną tokį daiktą statytis kiekviename aukšte. Ir juos reikia visaip suvaldyti. Tai va čia gali atsirasti ir ta small business to medium business, bet galbūt ir advanced home networking sekcija. Jūs turite, vadinkim dabar 600P, jis turi 2,5 gigabitų portus. Tai reiškia, jeigu jūs namie sugalvosite prisijungti diskų masyvą, kur jau dabartiniai diskų masyvai daugelis turi 2,5 gigabito interneto lizdus, tai visų pirma, jūsų diskų masyvas bus greičiau pasiekiamas, visų antra, tas įrenginys jums be jokio switcho užmaitins jūsų access pointus. Ir jeigu jūs sugalvosite pakeisti slaptažodį, nes vakare geroj nuotaikoj pasakėte kaimynui, jūs nuėję iš šio įrenginio vieną puslapį, pakeisite jį visuose savo access pointuose. Ar tai geras access pointas? Kaip pasakyti, tai yra Wi-Fi 6 access pointas. Pradėkim nuo to. Wi-Fi 6 AX standartas iki 3 gigabitų, dėl to jis vadinasi DBRX 3000, tai iki 3 gigabitų. Ar jisai gali turėti 3 gigabitus? Tikrai ne, nes šis įrenginukas yra AX 3600 ir jisai neturi 3 gigabitų. Tai jisai neturės 3 gigabitų, jisai bus tas standartinis šiuolaikiškas apie 1 gigabitą iki gigabito, sakykime, sesija. Ir turint omeny, kad jo uplinkas yra 1 gigabito. Tai čia toks, aš pasakyčiau, toks truputėlį juokutis gaunasi, nes taip, aš suprantu, kad visi turi žymėti savo maksimalų pralaidumą teorinį, dėl to, kad visi tai daro. Todėl jūs pasiėmė Asusą, Ubiquiti, Delaruba, pasiėmė įrenginius, juos palyginę galite suprasti, kokio tai yra segmento įrenginys. Dėl to jie visi turi iš dalies jų meluoti. Bet tie skaičiai keistai skamba, kai jums sako, kad tai yra 3 gigabitų įrenginys, bet iš tiesų jame yra 1 gigabito portas. Signalas gal ir bus 3 gigabitų iki access pointo, bet tada prisidės slopinimas, bangos plotis, antenos DBI stiprinimas, šifravimas, nes jūsų slaptažodis, kurį jūs įvedate jungdamiesi į bevielį access pointą, tai yra jūsų šifravimo raktas ir su tuo slaptažodžiu užkoduojama sesija iki access pointo, kaip ir visi trafikas, tai VPA2, VPA3, visa tai susideda ir galutiniam rezultatui jūs turėsite tuos
apie 840-860 megabitų, kas yra labai labai geri rezultatai. Praktiškai jūs visą gigabito portą išnaudosite. Galbūt aš būčiau norėjęs pamatyti 2,5 gigabito, nes šiame įrenginyje, matote, skiriasi dydžio. Šiame įrenginyje nebuvo problemų 2,5 gigabitų portą padaryti. Čia nepadarė, galbūt su kažkokiu tikslu, galbūt techninės limitacijos, o galbūt investuoti pinigus į 2,5 gigabitų portą, kai vienas įrenginys vos sugeba pasiekti gigabitą, galbūt ir nėra verta. Tai čia aš toks kritikos nepulčiau daryti, bet turėkit omeny. Ir va taip atrodo tas segmentas, aš jo labai laukiu, nes man dirbant su kai kuriais verslo klientais labai jų pradeda trūkti, nes egzistuoja Ubiquiti, kurie man patinka ir nepatinka. Patinka ir labai šaunu, nes jūs galite pastatyti ir out of the box jis veikia. Jis viską pasigavo, viską susijungia, jis veikia. Bet jeigu jūs norite kažko tai labiau advanced, tada prasideda visa magija, nes tas įrenginys tarsi kaip ir atrodo kaip namūdinis ir reikia, aš nenoriu, kad tokie įpai būtų, aš nenoriu, kad tokie potinkliai būtų, aš nenoriu, kad toks virtualaus tinklo ID būtų, aš noriu keisti. Tada jūs turite papildomų dalykų. Čia yra šiek tiek labiau advanced reikalas, reikia suprasti, kas jūs esate ir kur randatės. Bet dabar grįžkime prie to advanced labai trumpai. Viduje gyvena 4 ARM, pavyko SSH jį padaryti, viduje gyvena 4 ARM branduoliai, 2 GB atminties ir šitas įrenginukas tiesiog skraido. Lyginant su prieš tai buvusiam DSR serijom, kai paspautas mygtuką tekdavo laukti, jisai tiesiog skraido. Viskas greitai veikia, atminties sočiai, jūsų IPS, IPD polisam nustatyti atminties sočiai yra. Viduje gyvena, aš pavadinčiau, vadinkim taip, kad suprastume visi, Linuxas. Ir aš, jeigu teisingai supratau, jis yra OpenVRT galbūt pagrindų padarytas. Ir čia kiti sakytų, kad kodėl ir kaip, aš čia galbūt tik pagirčiau. Pagaliau, jūs turite įrenginį, kur jo meniu nuėję, galite suspausti, susikonfigūruoti, kas jums patinka. Šaunu. Tada ateina toks kaip aš, kuris sako, nėra to nustatymo. Nėra to nustatymo, kurio aš noriu, ką su juo daryti. Ir tada atsiranda toks variantas, kad aš tada, jeigu tokio nustatymo nėra, aš jo nepirkčiau to device'o. Bet jeigu kaina tampa priimtina ir atsiranda SSH su Linux'u, aš kaip žinantis, ko man reikia, aš prisijungiu jo Linux'ą, nueinu į konfiguracinės direktorijas, kurios pagal mane turėtų išlikti kiekvieną kartą atnaujinus įrenginį, įkeliu savo konfiguracinį failą ir perrašau tai, ką web interface'as padarė. Tai reiškia, web interface'as stengiasi nesigilinti į tai, ko nereikia ir nesukelti daug klausimų, todėl jį gali tiek namų vartotojas susikonfigūruoti, tiek advanced vartotojas, bet jeigu man reikia kažko daugiau, aš galiu patekti į jo vidų ir pasidaryti viską, ką man širdis geidžia. Svarbu žinoti, kas yra Linux'as, ko jūs ieškote ir ką įrašyti. Tai va šitas dalykas man labai patiko ir kaip minėjau, renginys greitas. Tai va taip atrodytų verslo segmentas šiai renginiai turėtų neužilgo pasirodyti, jau netgi oficialiai puslapiuose visur informacija yra padėta, kas tai bus, kada, kokie tai bus ir panašiai. Tai man jis patiko ir va prie verslo klasės atsirado du tokie, va trumpai pasakyčiau, atsirado šitas, man atrodo, renginys DVM 313 buvo, tai jis čia, kaip sakant, pabus ant mėsos, jis jau yra beras parduodamas, bet yra DVM 311G. Šitas įrenginukas labai įdomus, jis skaitas, čia yra 5G modemas per brūkšnelį routeris su 4 antenom, SIM kortelė, maitinimas nestandartinis ir tinklo jungtimi. Tai kuo jis man paliko įspūdį? Visų pirma, paliko įspūdį, kad jis yra greitas, kaip 5G tai jisai tikrai labai yra greitas. Antras dalykas, kuris man paliko įspūdį, yra, kad jis
turbūt jisai pritaikytas yra, sakykime, bankomatam, reklaminiam televizoriam, tuos televizorius, kuriuos važiuodami mieste matote milžiniškus šviečiančius, tai jie visą tą informaciją į televizorių kažkaip atsisinčia kiekvieną kartą, kai ją kažkas atnaujina ir tokiam dalykui naudoja tokius, nebūtinai Dalinko, yra kiti gamintojai, naudoja tokius įrenginius, bet įrenginio vidus yra labai, sakyčiau, techniškai tvarkingas. Viduje nustatymai ir VPN nustatymai, jisai gali veikti kaip bridžas, tiltas, jisai gali veikti kaip maršrutizatorius, jisai gali dalinti įpus, gali nedalinti įpų, jis galite pasirinkti, kiek norite ten bokštų jungtis, kokius nustatymus, ko aš apie modemus 5G ypač nelabai daug suprantu, bet nustatymų yra krūva. Ir jūs netgi galite padaryti, kad šitas įrenginys kiekvieną kartą grįžus ryšių, jeigu, sakykime, jisai kur nors yra blogo ryšio kažkokiai zonai pastatytas, grįžo ryšys, jis kaip VPN klientas prisijungs prie, sakykime, jūsų, kad ir tokio įrenginio, užmegs tarpusavyje tinklą ir saugių protokolų, saugių būdų iš jūsų, sakykime, diskų masyvo per nutolusį routerį, per VPN pasiims reikiamus failus, kad ir tos pačius reklaminius video failus, pasiims ir toliau savo galėsite transliuoti. Dings ryšys, jisai bandys prisijungti, gal keisti bokštus, tik grįš ryšys, jisai vėl prisijungs per VPN ir vėl turės saugų patikimą ryšį. Tai toks man jis labai įdomiai patiko, sakykime, turint nuosavą namą, kur negalite šviesolaidžio, sakykime, įsivesti. Aš jį įsivaizduočiau, kad aš, pavyzdžiui, jeigu nuosavam name gyvenčiau nutolusiai vietoj, kur galėčiau tik 5G kliautis, aš jį tikriausiai kur nors palėpiai statyčiau su išorinė. Svarbu labai yra išorinės antenos, nes tos antenos, kurios pradedamos yra, tai vadina, generic, jos tik patinka viskam, bet vis tiek reiktų turėti omeny, kad egzistuoja tam tikri antenų veikimo diapazonai ir kiekvienas tiekėjas turi šiek tiek tas variacijas į kairę į dešinę. Tai jeigu naudosite bitę, galbūt reiktų sužinoti, kokią anteną reiktų bitį, jeigu naudosite omnitelį, gyvenu praeitų amžiumi, jeigu naudosite teliją, galbūt kitokius reikėtų, bet statote išorinę anteną, jungiate prie šito įrenginio, vidinį tinklą jungiate į savo, namą ir tada statote normalų routerį. Ir šitą daiktą nustatote netgi kaip bridžą, jis atlieka visas tas gudres funkcijas, bet tuo pačiu jisai išorinį įpą jūsų routeriui leidžia. Todėl jūs net nesuprasite, kad jisai yra, bet jūs turėsite visas jo automatinės ir valdymo galimybės. Tai, man tai pasirodė labai fainas. Juolab, kad greitis buvo geras, neamžinau tiksliai, koks buvo greitis, bet man regis net kažkur irgi netoli 300, ko aš net savo telefonę negaunu. Ir aš, kaip minėjau, naudojau generic antenas, ne kažkokias advanced antenas. Net langų neatsidariau plastikinio. Tai 300 megabitų naudojant bitę mieste, čia kur aš randuosi, tai yra labai geras rezultatas. Tai va, tiek apie biznį, čia, kaip čia pasakyčiau, gali būti ir ne biznio dalykas. Aš jų labai laukiau ir gavau prasitestuoti, mano klausimus visus atsakė ir aš jų lauksiu, nes eilėje jau yra nei vienas pakeitimui. Dabar pagrindinis dalykas, kurį liko atsakyti, kaina. Kaina bus aiški, kai jie bus oficialiai paleisti. Tai jeigu kaina bus bent truputėlį konkurencinga ir jūs turite poreikių, prašau, galite, tikrai verta pabandyti. Performances jų yra geras. Valdymo galimybės irgi. Tai tiek apie verslą, tikiuosi neužmigot. Šiam kartui tiek ir laukit įdomesnių vaizdų. Vėlis jau šypsosi, jisai jau žino, apie ką mes šnekam. Tai šiam kartui tiek ir ate.